Sveiki, mėly klausytojai ir žiūrovai. Šiandien kartu su Novaturo tinklalaidės laida Keliauti kartu lengva ruošiame slides ir ne tik iš anksto ir keliaujame slidinėti. Slides reikia ruošti vasarą. Geriausia nemiegoti, nes išeis taip, kad galbūt liksite be kelionės. Tai taip, mes esam priklausomi nuo motinos gamtos. Įsiskiečiau, drėbiausi, jau žiūri, kad jau kojytės dreba, jau truputėlį nebesiorientuoju. Kuo tu anksčiau gauni instruktorių ir teisingas pamokas, tuo tau lengviau būna ir tobulėti, ir augti. Daug kas neatradė yra Japonijos. Sniegas yra daug minkštesnis, daug puresnis, fluffy. Kaip ten sako, kalnai traukia. Tai sakiau, freeridas tai yra kažkas tais iš kito pasaulio. Šiandien mes nusikelsime su jumis sniegą į žiemos pramogas ir šiandien turiu du nuostabius svečius ir kolegas. Turime Liepkalnio slidinėjimo instruktorių Mindaugą. Labas, Mindaugai. Labas. Kuris vasarą ir kitais sportais užsiema ir aktyviu laisvalaikiu. Na, o žiemą čia Liepkalnio trasose veda pamokas jau 5 sezonus, taip? 5 sezonas bus. Liktais bus 5, jau neatsimenu, neskaičiuoju iš tikrųjų. Kaip ten sako, laimingi žmonės laiko neskaičiuoja, ne? Taip. Ir taip pat turime mūsų partnerius, Snowcampo, aš pavadinsiu bendruomenės vadovų, slidinėjimo bendruomenės vadovą Lauryną su jo augintiniu, kuris šiandien irgi pakalbės apie tai, kaip jau Lietuvoje išmoko slidinėti, kur kelti savo slidinėjimo planus toliau. Taip. Ačiū Sabina, kad pakvietei. Labai smagu, kad susirinkot ir labai smagu, kad mes šitoj neįprastoj, nestandartiniais tokioj studijai su jumis susėdę. Mes visiems kartojam, kad slides reikia ruošti vasarą. Ir visi, jo. Tai šiandien aš noriu ne aš kaip organizatoriaus atstovas, o iš jūsų išgirsti, žinovų, tų žmonių, kurie tikrai slidėse ir slidinėjimas tikriausiai yra jūsų gyvenimo dalis neatsiejama. Tai pasakykit, ar iš tikrųjų tas pasiruošimas slidinėjimui turi būti daromas anksčiau ir kodėl? Aš galiu gal pradėti nuo paliečiant kelionės. Tai iš esmės, kodėl vasarą reikia ruoštis, nes vasara yra didžiausias kelionių pasirinkimo galimybė, krypčių didžiausia pasirinkimo galimybė, laisvų kambarių, skrydžių. Tai iš esmės vasara netgi dabar iš vis kelia žmonės planavimą sekančio žiemos į pavasarį, pradeda klausinėti, kaip, kur, ką darysim, kur važiuosim, nenorim praleisti. Tai tarkim, tik kai paskelbėm kelionės Liepos mėnesį, iškart žmonės puola rezervuotis, tai iš esmės tas pasiruošimas žiemai, liečiant keliones, ir prasideda nuo planavimo, ką tu veiksi žiemą ir kur vyksi ir kur slidinėsi. O tie, kas dabar sugalvoja, kad noriu vis tik šią žiemą išvykti slidinėti, ar jau pavėlavo traukinį? Dalinai taip, bet iš esmės dar yra tikrai, tiek ir mes turim vietų, tiek ir Novaturas turi dar laisvų vietų likusių į žiemos kryptis, tai nėra taip, kad vasarą viską išsiparduodame, bet jo, iš esmės pasirinkimas yra šiek tiek mažesnis natūraliai, nes tie, kas planuojasi kuo anksčiau, tai pasiema tas turbūt galbūt geresnės kainos ar patogesnės kažkokias kryptis kainos atžvilgių ir jo, tai geriausia nemiegoti, nes jau rudenį tų vietų bus dar mažiau ir išeis taip, kad galbūt liksite be kelionės, o gal tada bandysite organizuotis patys, vyksite su automobiliu ir kažką susirasite bet kokiu atveju. Arba bet kokiu atveju yra Liepkalnis, kur gruodį prasidės sezonas ir turbūt Mindaugas trina jau rankas, žiūri, laukia temperatūrų minuso. Kol kas ramiai sukryžiavęs, dar taip nesudėjęs pirštukus sėdžiu ir žiūriu, kas čia bus. Aš kaip tik Mindaugo prieš filmavimą norėjau paklausti, kada tas sezonas prasideda. Ir sako, tai kai sniego bus, tai kaip čia tikriausiai tas planavimas šiek tiek skiriasi nuo kelionių svetur, ne? Kas liečia Liepkalnį ir sezoną būtent čia ant šio kalno, tai taip, mes esam priklausomi nuo motinos gamtos. Prieš 2 metus startavom labai anksti, lapkričio 25, gal netgi anksčiau.
gal netgi ir anksčiau dabar galvoju, kažkas į lapkričio pabaigą, lapkričio 20, dabar sakau, tiksliai dienų Aš nepasakysiu. galiu pasakyti, lapkričio 23 jau darė test runą, lapkričio 23 yra mano gimtadienis ir aš vis sakau Artūrui iš Liepkalnio, kad ačiū, per gimtadienį man dovano tokią. Prieš porą metų buvo taip, prieš 3 metus irgi buvo sezonas ankstyvas. Pernai viskas nustisė, atrodė, kad bus žiema anksti prasidėjusi, bet kaip ir šiemet vasarą, visi galvoja, kad prasidės anksti, bet prasidėjo šiek tiek vėliau. Tai va, tai kada mūsų sezonas startuos, jeigu viskas ok, mes tikimės, kad nuo gruodžio pradėsime vesti pamokas ir aišku, kalnas dirbs ir suteiks tą, kaip sakysim, pramogą žmonėms išbandyti savo slides ir snieglentes. O kokių sąlygų reikia, kad jūs jau galėtumėte gaminti sniegą ir kad ir žalio būtų aplinkui jūs jau galėtumėte? Kelių laipsnių minusų. Kelių laipsnių. Jeigu būtų apie 3-5, tai būtų idealu. Jeigu būtų 7-9, būtų dar geriau. Jeigu būtų 12, būtų visai fantastika. Kai ateina ta žiema Lietuvoje, tai Liepkalnio kalnas būna toks perkrautas, kur supranti, kad turim tą vieną kalniuką ir kelias dar lokacijas Lietuvoje, kur visi suguža ir jau truputį rankšta šiek tiek pasidaro, ne? Nu, norėtųsi, kad kalnas būtų didesnis, kaip sakysim, būkim vieni, bet teisingi, norėtume turėti ir daugiau trasų, ir platesnių trasų, ir kad juose variacija būtų šiek tiek kitokia, nes, pavyzdžiui, irgi atrodo, tu Lietuvoje turi sąlygas, kuriuose tu gali čiuožti, bet nuvažiavęs į kalnus, kai tu pamatai trasą, kurios ilgis, pavyzdžiui, keli kilometrai, ir tu tiesiog supranti, kad atrodo, tu ruošies, atrodo, fiziškai darai, bet po kažkelių nusileidimų tau tiesiog pradeda pakirtinėti kojas. Bet netgi ir tuose pačiuose, kaip aš važinėjau vis tos egzaminus, keliu savo kvalifikaciją, tai dažnu atveju irgi atrodo, tu čiuoži gerai, bet tu nesi pripratęs atlikinėti tam tikrus uždavinius, kuriuos tu gauni iš savo egzaminatorių, nes mes tiesiog neturime tokio ilgio, tokio statumo trasų, kuriuose mes turim tai daryti. Ir tu pusę trasos atvažiuoji, o vėliau jauti, kad mama, kaip ten sako, Houston, we have a problem. Jau žiūri, kad jau kojytės dreba, jau truputėlį nebesiorientuoja, jau žiūri, kad biskį dar reikėtų padirbėti. O tai kiek metų, kada prasidėjo, kiek žinau, Lauryno lyg ir 12 metų atgal prasidėjo? Ne, daugiau. Gal net naujintą informaciją aš irgi bandžiau prisiminti dabar, tai viskas prasidėjo, aišku, Liepkalnyje 2008, tai kiek jau čia, 17 metų. Okay, Šitame Varlinyke viskas prasidėjo, dar Liepkalnį valdė senieji valdytojai Lukas su komanda ir iš tikrųjų net nežinau, turbūt pamačiau kažkokį video, galbūt net tavo ar jūsų kompanijos, kur jūs ten Tauro kalne kažkur važinėjat ir galvoju, reikia pabandyti ir išsinuomavau snieglentę, užsidėjau ją, aišku, be jokių instruktorių, be nieko, tiesiai čiuožimas, kritimas apačioje ir jo, taip ir prasidėjo. Po to, aišku, kadangi kalnas nebuvo toks išvystytas kaip dabar yra, tai nebūdavo ten didžiosios dalies trasų atidaryta, čiuožinėdavom tik Varlinyke, ten toks mini parkelis būdavo. Geriausias parkas buvo. Taip, tik parkas lieka. Anksčiausiai darydavo ir vėliausiai sudarydavo. Jo, ir ieškodavom tada, kur aplinkui galima būtų pačiuožinėti. Ir mes atradom Latviją. Tai taip ir pradėjo kurtis tas Nukempo bendruomenė, važiuoti savaitgalį į Latviją, tada, nežinau, kažkur kažką kitą paveikti. O Latvijoje tuo metu jau buvo trasos pakankamai, Žagarkalnis pakankamai išvystytos buvo. Ta, ką turim dabar mes čia Liepkalnė. Liepkalnis atsirado, nežinau, toks, koks yra dabar 2015-2016. Jis pradėjo formuotis, jeigu aš neklystu, apie 2011 metus, nes tada atsidarė kaip tik, man rodos, Snow Arena. Tada keitėsi visa valdžia ir tada Liepkalnį prasidėjo didelės rekonstrukcijos, buvo apšvietimas dedamas normalus, keičiami keltuvai ir, žodžiu, kalnas patapo tokiu, kokiu patapo. Aišku, čia užėmė laiko ir turbūt reikia padėkoti būtent direktoriui ir visai valdybai, kuri tuo dalyku nusprendė užsiimti, nes jų dėka turim tikrai, mano manimu, ir turbūt ne tik mano, bet daugelio manimų geriausią tokį, vadinkime, traukos centrą, žiemos sporto centrų traukos centrą, ne tik tai Lietuvoje, bet ir visam Pabaltį. Nei Latvijai, nei Estai centre, sostinėje tokios pramogos neturi. Ir jeigu pasimsim statistiką, tai šiemet Liepkalnis, kad ir kokia ta žiema pas mus bebuvo, bet Liepkalnis veikia, o Latvijai visi atsidarė gal tik vasario mėnesį. Tai mes kaifavom tiek ir gruodžio mėnesį, tiek ir sausio mėnesį, mes centre būdami, mes vis tiek turėjom galimybės čiuožti. Tai labai didelis privalumas, būtent, kad tau nereikia planuotis ir pačios kelionės ir ateiti čia
pradmenims ypatingai ir kas liečia vaikų, tą edukaciją bendrai su to, irgi nedideliu aukščiu, ne stačiom labai trasom ir savo kalbą išmokti, kaip ir tikriausiai Mindaugai užsiemi to žiemom. Tai yra labai didelis pagrindas pažinčiais, teisingai tokiai pažinčiai su to sportu. O kada tavo prasidėjo, Mindaugai, pati slidžių pažintis, slidinėjimo? Slidinėjimo, tai turbūt slidės tai prasidėjo dar anksčiau, nes buvom vis tiek tie vaikai, kurie ne prie telefonų leisdavom laiką, o su tėvais dažniausiai leisdavom laiką gamtoje. Tai buvo tokios lyguminės slidės, su lyguminės slidėm leisdavomės nuo kalnų, vėliau atsirado tokios plastikinės mažytės slidutės, su jomis ten leisdavomės, tada dar kažkasis, bet pati snieglentė į mano gyvenimą atėjo apie 2003-2004 metus. Turėjau draugų jau seniau iš X klubo, ten tuo metu buvo tokie vieninteliai ekstremalai, kurie Lietuvoje organizavo labai daug ir skeitų, ir riedučių varžybų, ir darė įvairius didelius renginius. Ten buvo toks ir prie Akropolio Nokia renginys, kur atvažiavę buvo užsieniečiai, pastatė tokį specialų kvoterį. Stojau ant snieglentės, aišku, mokinausi irgi su draugų pagalba. Taip. Tai tu čia biški taip, tu čia biški taip, tu čia biški taip. Tai aš net nepamiršiu to savo pirmojo atvažiavimo ant Tauro kalno, čia turbūt, sakau, buvo gal 2-3 metai. Pasiskolinom pas savo vaikystės draugą, su kuriuo kartu kažkada tais vaikystėje važinėjom riedučiais snieglentę. Ir atvarėm ant Liepkalnio, ant Tauro kalno. Vaikai pamatė, sako, o, dėdės atvažiavęs snieglentėm, tuoj bus, parodys, kaip reikia čiuožti. Ir mes tokie su draugu žiūrime viens į kitą ir, tai paskyčikas pirmas. Išmetėm tos burtus. Draugas buvo pirmas, pračiuožė ten gal 5 metrus, batonas ant prieko, ten čiut neišsikūlė dantų. Sako, gerai, tada mano eilė, nes jau negalėjau, draugas čiuožė reikia ir man. Tada mano bandymas, irgi toks nelabai sėkmingas, po 10 metrų išsiskiečiau, drėbiausi užpakalis ten, sakau, susimušiau užpakalis, susirinkom, vaikai visi juokė, sakom, gerai, važiuojam ant kito kalno. Tada nuvažiavom, mes atsimenu į Ozo, kur dabar Ozo prekybos centras, ten irgi buvo tokie kalnai. Ganėtinai uždaryta, juose pradėjom kažką vėl mokintis. O normalus, aišku, tas išmokimas buvo, kai išvažiavom į kalnus, čia, man atrodo, buvo 2004 metai, į Slovakiją, į Jasnos kurortą. Ir tada, atsimenu, irgi mes su draugu kylame, su tais draugais, kurie jau kažkiek tai čiuožė, kylame į kalną ir mes galvom, kokį velnę, kur jie mus čia kelia, mes žiūrim tos aukščius, galvom, ką mes čia darysim, mes aišku, nuo tų ten kalnų, ten kūlveršiais, galiausiai nusigavom kitos trasos, kuri ir dabar, ten, man atrodo, Jasno yra tokia viena ilgesnė, nuožulnesnė, ten vadinam ilguoju Verlinyku. Ir tiesiog pusę dienos aš praleidau sėdėdamas ant to kalno ir stebėdamas kitus žmonės, kaip jie čiuožia. Tai buvo tokios patirtis ir po tos stebėjimo, tada 3 dienas čiuožiau, ir po 3 dienų jau, aišku, tenais jau tada dar buvo, kaip ten sako, jūra iki kelių, į pačias viršūnes ir jau freeridinom. Tai aišku, tas freeridas buvo toks, kur laikyk svorį galinį koją, viskas čia, ką reikia žinoti. Tai su kūlveršiais, bet tada užsikabiname. Ir visi 3 sėdim prieš to stalą ir visi čiuožiam snieglentę. Šiaip dažniausiai ir procentaliai daugiau žmonių vis tik renkasi slides. Ir kad nepagalvotų mūsų klausytojai, kad mes čia propaguojam labai tik snieglentės, aš labai noriu pakalbėti apie tą skirtumą. Nuo ko geriau pradėti, kam labiau galbūt tinka pagal ką irgi rinktis, pagal temperamentą, nežinau, pagal sportinį sudėjimą, pagal tai, ko ieškai kalne, kokio pojūčio ieškai, tai ar slidės, ar snieglentė. Su slidėmis galim pradėti mokintis nuo 3-4 metų. Tai automatiškai tėvams yra daug prašiau vaiką statyti ant slidžių. Su snieglente yra šiek tiek sudėtingiau ir, sakysim, net ir nebūtinai kalbant apie vaiką. Su snieglentėm dažniausiai pradeda mokinti nuo 6 metų. Aišku, matome socialiniuose tinkluose, kad ten kai kurie tėvai jau su 4-mečiais, 5-mečiais, 3-mečiais čiuožia su snieglentėmis. Bet tada irgi iš karto tokia informacija tėveliams, kad reikia suprasti, kad tai jūs turite mokinti savo vaiką, nes čia bus labai daug žaidimų ir tai nėra tai mėnesio darbas, tai gali užtrukti ir sezoną, ir 2, ir 3, kad vaikas pradėtų čiuožti. Bet ką norėjau pasakyti, kad snieglentė čiuožti nėra lengva ir vyresniam žmogui, nes tu pirmas dalykas atsistoji kaip tu nepratęs vaikščioti. Su slidėmis yra paprasta, nes mes su slidėmis vaikštome, čiuožiame lygiai taip pat, kai mes vaikščiotume veidu, taip, eini tiesiog tiesiai. Tai vis tiek nemažai kas čiuožia pačiūžomis, nemažai kas važinėja riedučiais, todėl labai paprasti tie yra pagrindai slidžių. Jeigu taip analizuoti plačiau slides, taip, jeigu eitume link karvingo ir panašių dalykų, tai yra sudėtingas mokslas.
Lygiai tas pats kaip ir snieglentė. Daug kas mokinasi savarankiškai, stumdo tą galinę koją, ten daro daug nesąmonių, o po to ateina, sako, mes kažkodėl tai nečiuožiam greitai, mes norim čiuožti greičiau, ką mums daryti. Todėl mano yra patarimas, kad pradėkite iškart mokytis su instruktoriais, nes jie jums duos pagrindus. Pirmas dalykas tai bus saugiau ir antras dalykas tai bus progresas mokslo daug greitesnis. Nes kada ateina mokiniai, kurie sako, man nesigauna čiuožti greitai, man čia kažkaip noris išmokti karivingo, tu pasižiūri ir tu iškart matai problemas, kodėl jisai nečiuož ir kodėl jisai nečiuož greitai. Todėl, kad yra galinės kojos stumdymas, nenaudojimas kantų, keliai nedirba, klubai nedirba, kūnas bylė kur, surakintas, galva bet kaip, pečiai susukti bet kaip. Nu ką, pradėsime. Bet tada vėl žmogus turi suprasti, kad tai yra ne vienos pamokos darbas. Tai gali užtrukti, nes reikės perlaužtą iš naujo išlipdyti. Tai va, tai kodėl renkasi slides, turbūt paprasčiau, anksčiau galim pradėti, o snieglentė, jinai reikalauja šiek tiek didesnių pastangų, bet patys suprantam, kad bus fainiau. Čia turbūt paklausus slidininko, tai jis turėtų savo nuomonę. Aš manau, kad prieš tą stalą reikėjo mums pasisodinti dar vieną slidininką, bet ar tu pats irgi pradėjai, Laurinai, nuo slidžių ir tada perėjai? Tai aš pradėjau kaip ir Mindaugas, nuo lyguminių medinių slidžių su mama Buivydiškių miškeliuose, nuo kalniukų čiuožinėdavom, laužydavom jas, o paskui tiesiog buvo kažkoks tarpas ir tada jau grįžau prie snieglentės. Bet grįžtant prie to, kad pradėti su instruktorium, tai vienareikšmiškai. Mes kai pradėjom, tai instruktorių nebuvo, paprasčiausiai nebuvo galimybės užsisakyti pamokos. Dabar aš irgi ir mūsų klientams, jeigu ten kažkas sako, tai kaip čia pradėti, ar pačiam bandyti YouTube, ne, tu pasiemi 2-4 valandas, gauni basicus ir tau tada nebereikia paskui iš naujo mokytis, taisyti klaidas ir tu nuo pat pradžių. Dabar aš, pavyzdžiui, pradėjau žaisti padelį, pasiėmiau instruktorių ir aš jau turiu basicus per kelis mėnesius, žaidžiu techniškai, o žaidžia, tarkim, draugai, kurie ten 2-3 metus, jie pradėjo patys ir neišeina jiems, nes tiesiog to pradmenų nėra. Tai lygiai taip pat su visais sportais, kuo tu anksčiau gauni instruktorių ir teisingas pamokas, tuo tau lengviau būna ir tobulėti, ir augti, ir tą greitį įgauti, o ne kaip aš irgi turėjau tą pačią patirtį, išmokau čia Liepkalnį kažkaip, nuvažiavau į Slovakiją, galvoju, jau čiuošiu kalnuose. Ten dar didesni greičiai, dar skaudesni kritimai ir tu mokaisi per tą skausmą, o iš tikrųjų su instruktorium tu mokaisi visiškai skausmo nejausdamas ir jo. Bet grįžtant prie to, ar slidas, ar snieglentė, tai mūsų irgi kažkaip klientai, nežinau, ar čia dėl manęs, ar kad irgi dauguma žmonių, kurie vyksta, galbūt čiuožia su snieglentėm, galvoja, kad pats snowcampas, tai čia snieglentininkų bendruomenė ir viskas. Nu, tai taip nėra. Tai iš esmės, jeigu tu nesvarbu su kuo, ar slidės, ar snieglentė, tu mėgaujasi kalnais, grynų orų, gera kompanija ir tu čiuoži, tu sportuoji. Tai iš esmės, absoliučiai, aš nesu toks, kad gal net ir pats norėčiau kada nors pabandyti su slidėm čiuožti, nes iš esmės ir yra daug tokių pavyzdžių, kurie keičia, pačiuožia su snieglentė, tada eina prie slidžių, vėl grįžta prie snieglentės, tai toks nėra, kad kažkokiam temperamentui tiktų tik tas ar ne kitas. Mes iš tikro Liepkalnis su instruktoriais būna kitą kartą, eina slidžių instruktoriai mokinti snieglentininkus čiuožti slidėmis, o mes snieglentininkai eina mokinti slidžių instruktorius čiuožti slidėmis, snieglentėmis. Ir taip, vis tiek tie įgūdžiai, kuriuos mes turime iš vaikystės arba nuo tų pačių važinėjimų riedučiais arba pačiūžomis, pavyksta mums pritaikyti ir, pavyzdžiui, snieglentininkams atsistoti ant slidžių yra daug greičiau negu slidininko atsistoti ant snieglentės. Tai va, tai kurį pasirinkti, čia, kaip ir Laurinas sakė, čia nereikia miksuoti, mes visai, kad bus ta tokia, vadinkime, draugiška priešprieša. Norėčiau, kad man paantrintumėt šitoje vietoje, nes kalnuose, kai išvyksti ir yra plokštuma, tada labai prireikia kartais mums ir slidininkų ir gali ir už kažko pagriebti ir pačiuoškai, nelabai pačiam greičiu užtenka. Tai čia man labai patinka tas dalykas, kad ir tiek vienas, tiek kitas, čia gali ir papildyti ir tą nereikia būtinai kažkuris geresnis. Aš pradėjau nuo snieglentės tik dėl to, kad batai yra patogesni ir su jais gali vaikščioti. Dar aprangos gražesnės. Viena lenta, nereikia labai daug čia papildomų priemonių, bet aš niekada nepamiršiu mano pirmo jausmo, kai aš keltuvu kėliausi
Italijoje tada buvom, man atrodo, Livinijo buvo irgi. Ir mane irgi mokė draugė, kuri tikrai labai gerai čiuožia, mano kolegė Jurgita, bet jinai irgi nėra instruktorė. Tai man traumų buvo ir pirmam čiuožime, bet man visiškai tas neatmušė noro važiuoti į kalnus, nes aš pamenu to keltuvų, kai aš kylu ir aš kaip mažas vaikas jaučiuosi, aš žiūriu tą aplinką ir galvoju, wow. Ir kiekvienais metais, kai kažkur važiuoju į kalnus, kiekvieną kartą tas pats jausmas, kaip tu gali tuo pačiu džiaugti. Neišeina tas jausmas kalnuose, ne, jisai kažkoks, tiesiog mistinis, magiškas yra ir tas... Kaip ten sako, kalnai traukia. Pavyzdžiui, aš žiemą važinėju čiuožiu snieglente, vasarą nors ir mokinu kaituot, bet mane kalnai traukia, nes aš važinėju dviračiu downhill'o ir dabar ruošiuos. Kažkada tais greitai vėl į kalnus, nes jie traukia. Ir lietuviai dažniausiai trasose nuo 9, kai keltuvai pradeda jau stovi, ir iki paskutinio keltuvo. Tai prasme, tiesiog tai yra visiškas atsidavimas. Ir paskui visi, aišku, ją prieski, kaip ir mes šiandien su jumis vasariškama prieski šiek tiek. Pats visas tas laikas, vakare poilsis, jisai praeina, nežinau, atrodo, tu neturi visai laiko ilsėtis, bet tu taip persikrauni nuo visko, ne? Jo, bet aš tai taip vėl pasakyčiau, turbūt bent pagal, sakysim, mane ir mano draugų ratą, tai mes jau nebeinam taip čiuožti nuo 9 iki galo. Vis tiek patirtis jau yra 20 su viršų metų, į kalnus važinėjom nuo, kaip sakiau, nuo 24-20 metų, skaityk jau daugiau į kalnus važinėjau. Tai mes jau taip nebesam išpratę, mes atsikeliam, kai biškis sušyla oras. Ir tų 4-5 valandų, jeigu tu pastoji čiuoši, per akis užtenka. Bet taip, aš sutinku, pradžioj, turbūt kokie 15 metų, būdavo taip, 8 ten ar pusė 9 keltuvas veikia, mes jau stojam, pradžioj trasose, kažkur jeigu išeina užtrase, ko irgi turbūt nereiktų daryti, jeigu nežinai tų kalnų ir kitų dalykų, nes tais laikais, sakysim vėl, kai mes pradėjome, tai apie saugumą ir panašius dalykus mes nieko nežinom, o dabar, kaip irgi sakau, važinėjau į tos kursus ir dabar jau turiu tą level 3 instruktoriaus levelį, kad daug galiu mokinti ir užtrasėse žmonės čiuožti, tai tu supranti, kiek iš tikrųjų yra rizikų ir kai kurie, vadinkime, netgi, kas veža žmonės ir sako, aš čia buvau, aš čia žinau, nerizikuokim, hebra, geriau paimkime gidą, nes pagal statistiką pasižiūrėkime. Ir iš tikrųjų vienas iš tų dalykų, ką aš irgi norėčiau jūsų šiandien paklausti, tai dėl saugumo, ką reikėtų žinoti, kokie yra pagrindiniai tie dalykai, planuojant, tarkim, savo kelionę jau iš Lietuvos kažkur, nesvarbu, ar tai būtų automobiliu į kaimyninės šalis, kur turi kalnų, ar tai jau keliaujant kažkur toliau, ko nereikėtų pamiršti iš tos saugumo pusės. Pirmą pasakysiu, neslidinėkit išgėrę. Vienareikšmiškai. Antras svarbus dalykas, kuo tikrai reikia pasirūpinti iš anksto planuojant kelionę, tai draudimas, nes būna žmonės, čia užsisakysiu, paskui kelionės metu pamiršta, atsitinka trauma, reikia važiuoti į ligoninę, aš neturiu draudimo, ką daryti. Tai jo, tai turbūt nečiuožti išgėrus svarbu tikrai, draudimas svarbu ir žinoma visas inventorius, kas tau padeda, šalmas, apsaugos. Paruoštas slidės arba paruoštas snieglentė, nesuplyšę batų raišteliai, užsegimai tvarkingi, kad rūbai būtų atsakingai parinkti, nes nuvažiuosi, pavyzdžiui, šalta, o to rūbai neturi atsparumo drėgmei, vėjo ar dar kažkam ir tu pradėsi ką šalti. Tada gali vėl kažkokiais dalykų nutikti, nes automatiškai raumo greičiau atšals. Atšals raumo, nepajausi, kada gali kažkoks trauma nutikti raumens ar kaulo lūžis, ar skilimas, ar trukimas, ar plyšimas. Tai visai ką pasirūpinti apie tokius dalykus. 2016 metais dirbau Italijoje kalnuose kaip Novaturo atstovė ir irgi buvau tas pirmasis kontaktas, jeigu kažkas nutikdavo žmonėm. Tai situacijų mačiau tikrai labai baisių ir kaip svarbu yra turėti draudimą, tai visą laiką irgi visiems, kas planuoja kelionės, vienareikšmiškai kartoju kaip mantra, tiesiog būtinai, ir ypač civilinis dar atsiprašau, nes apie etiketą kalnuose irgi norėčiau pakalbėti, nes žmonės dažniausiai, kas nelabai gal moka dar elgtis, tai jie dažniausiai ir nelabai etiketo kalnuose moka slidinėjant ar čiuožiant. Jo, tai dar apie draudimą
labai svarbu, jeigu žmonės eina į užtrases, turėtų specialų draudimą ir atminti vieną dalyką. Tas draudimas negalios, jeigu jūs važiuojate į užtrasę be gido. Turite būti su gidu. Kitu atveju gali pasakyti draudimas, jūs buvote užtrasiai, jūs pats už save atsakote, nes čia jau nebegalioja. Ir ne visose šalyse, kiek žinau, yra irgi leistinų trasų užtrasė, ne? Taip, kaip Laurinai Prancūzijoje yra, aš ir Prancūzijoje dar pačiu nečiuožu. Prancūzai crazy labiausiai. Iš esmės jo, jie gal nėra, kad gaudytų, kaip yra, tarkim, Italijoje, aš esu girdėjęs, kad tiesiog vos ne karabinieriai tave susema, bet turbūt net nežinau, galbūt nereikia kalbėti apie tą čiuožimą užtrasėm, nes Mindaugas kaip ir sakė, tai yra labai pavojingas užsiėmimas. Aš irgi tą patį dariau, kai pradėjau čiuožinėti. Daugelis klientų irgi, kurie važiuoja į kalnus pirmą kartą, galvoja, ai čia nebaisu, važiuosiu nepavojinga, bet iš esmės gal čia ateina tai su metais, su patirtim, su matymu, kas vyksta pasaulyje, kiek žmonių žūsta lygioj vietoj, tai iš esmės jo, net nereiktų turbūt sūt galvos, nes į kalnus mes važiuojam ko pasimėgauti. Pasimėgauti tu gali trasa, gerų orų, gera kompanija, aperolių, parkų, snieglenčių. Iš esmės daug yra būdų ir tas čiuožimas užtrasė taip yra romantika, jeigu yra geros sąlygos, daug sniego, bet tai būna labai retai ir labai didelė rizika ir pavojus. Tai iš esmės kaip sakant, galima to freeride'u pasimėgauti tarp trasų, visai ką būna tų plotų, kur galima šiek tiek kažkur iššokti. Bet jau jeigu tai yra iš už trasų žeimai, tai pasimkite gidą, nerizikuokite. O ką daryti tada tiems, kas nori į kalnus? Dažnai labai girdime, kad yra grupės, kur vyrai dažniausiai slidinėja, o žmonės kaip ir norėtų kartu važiuoti, bet sako, aš gal vieną dieną pačiuošiu, bet paskui, nežinau, tai ką man ten veikti. Ar patys įsivaizduojat, ką kalnuose veikti, jeigu nečiuožtumėt? Begalė užsiėmimų, galima vaikščioti kalnuose. Yra tam tikri padaryti, priklauso aišku nuo kurorto, pėsčiųjų takai, kur tu gali, jeigu yra geras oras, vaikščioti, kvėpuoti grynu oru, taip pat išsikrauti aktyviai, nes iš esmės tu aukštesnėme aukštyje eidamas visai kitaip visas ir organizmas veikia ir tikrai tu gali tą fizinį krūvį gauti. Spa centrai, masažai, pirtys, saulės mėgavimasis, jeigu yra geras oras, patys, nežinau, kalnai kaip gamtos panoramų stebėjimas. Iš esmės begalė dalykų ir tikrai yra tokių klientų, kurie sako, aš pasiemu, tarkim, žmoną su vaiku, jie nečiuožinės ir veiks visus kitus dalykus, kol aš tuo tarpu čiuošiu ir mėgausiu slidinėjimu. Tai tikrai yra ką veikti. Jo, Italijoje ir Prancūzijoje, tai atsiminkim, kad ten tikrai saulės daug daugiau negu kituose kalnynuose. Tai galima grįžti ir į degus. Visada, aš norėjau priminti, be draudimo SPF ir visų aprangų ir pasirašymo SPF būtinai, nes žmonės tokie sudegę grįžta, visada pandų veidai. Ir dar norėjau paminėti, kas liečia, jeigu Prancūzija ir Italija, tai maistas, tu gali labai daug pasimėgauti vietinę tikrai taip gastronominę patirtim. Ir aš tai dažniausiai esu iš tų, kur miksuoju, ir netgi sniego motociklą labai mėgstu išbandyti irgi žygius kalnuose. Tai tikrai nebūtina visas dienas trasose nuo ryto iki vakaro. Tai manau, kad čia reiktų ir padrąsinti tos žmonės, kurie vis galvoja, kad tai nelabai yra ten ką veikti, jeigu tu nečiuoži. Na ir dar vienas yra mitas toks paplitęs, kad labai brangu yra slidinėjimo kelionės. Paskaičiuoja visus kipasus irgi priklausomai nuo regionų, kur tu vyksti, netgi ir Liepkalnį. Irgi nėra tai ta pramoga, kuri, sakykime, yra viena pigiausia. Reikia vėlgi išsinuomoti arba turėti savo visą inventorių. Bet kodėl verta tada, kodėl apsimoka? Tai čia turbūt kiekvienas renkasi pagal save tą laisvalaikį, kiek jis gali skirti jį investuoti, tiek ten tas pats skaitavimas, veikbordinimai ir kiti aktyvūs sportai, jie kainuoja. Slidinėjimas neišimtis, lygiai taip pat ir keliaujant, jeigu kaituoji ir keliauji, tai čia iš esmės jo. Bet žmonės gyvena gerai, ką aš matau iš lietuvių, tai jie labai mėgsta, labai džiugu matyti, kad jie mėgsta žiemą vykti ne tik į šiltus kraštus, bet ir esu skaitęs kažkokį straipsnį labai senai verslo žiniose, nežinau, kiek ten ta informacija yra teisinga, kad
25-45 metų jau didesnės pajamas gaunantis miestuose gyventi žmonės, 40% jų bent kartą yra vykę į kalnus slidinėti. Tai yra iš esmės labai didelis kiekis, aišku, tokie kaip Liepkalnis, Druskininkų arena ar ten bendruomenės kaip Heidhardai ar visi kiti labai skatina tai, nes tu iš esmės atvažiuoji į Liepkalnį, pabandai slidinėti, tau patinka, kas sekantis bus, kaip mums būdavo ten Latvija ar ten kiti kažkokie artimesni kalnai, tai dabar žmonės vyksta į Italiją, Prancūziją, Austriją ir visur kitur. Tai iš esmės labai smagu matyti, kad tai auga ir jo, dėl kainos tai yra absoliučiai visokių variantų. Gali tu gauti tiek visai ekonomiška, kaip Mindaugas ir sakė, susirasti šiek tiek toliau nuo trasų, pigią apgyvendinimo vietą, nuvykti su automobiliu ir ten tau kainuos, nežinau, kelionė 600 eurų su maitinimu. Arba gali, aišku, jau ten rasti kelionę į Trislėnius, Valtorensą su pilnu maitinimu, kur kainuos tau 2000 su skipasu. Tai iš esmės nuo iki ir... Iš tikrųjų, turbūt žmonės gal kažko ir bando kitko gyvenime atrasti, ne tik tai, kad to gulėjimo prie baseino, nes būkim vieni, bet teisingi, vis tiek mes kai kurie einam dabar ir skatinam ir, sakysim, aktyvų gyvenimo būdą ir sveikesnį gyvenimo būdą, o sveikatingumo būtent mes tik tai galim pasisemti negulėdami prie baseino 24 valandas per parą, 7 savaitės atvažiavę, bet būdami kalnuose. Tai manau, kad žmonėms tiesiog patiems tampa įdomu keliauti ir keliauti šiek tiek kitaip, ir išnaudojant tą, ką mums gali suteikti žiema, nes tada toks, kaip vadinkime, truputį mažesnis heitas jai atsiranda, nes daug kas, nekenčiu žiemos, nešalta dar kažką. O dabar, kai tu pradedi išnaudoti būtent ne kaitavimo, o snieglenčių arba slidžių sportus, ta žiema patampa visai kitokia. Trūkumas pasidaro privalumu. Taip. O kas liečia dar inventorių, aš norėjau grįžti prie šito klausimo, nes dažniausiai būna, kad visi susiperka aprangas, įrankius visus reikalingus, tada pabando ir žiūri, kad visai nelimpa. Su slidėm arba snieglendė irgi dažnai labai girdžiu, kad yra būtinai turėti savo visą inventorių. Ar tikrai būtina turėti visas sudedamasias dalis inventoriaus, kad jau galėtum patogiai, teisingai, saugiai slidinėti, čiuožti lentą? Aš tai manau, kad pirmiausia, tai reikia ateiti ir išsibandyti. Ir ne tai, kad išsibandyti, bet pramokti. Nes čia kaip irgi kažkas nori išbandyti, bet tu supras, kad tu tik išbandęs gali dar nesupras, nes iki to čiuožimo dar yra nemažas kelias. Čia tas pats kaip aš noriu išbandyti tenais gaminti valgyti, man jeigu nesigavo, tai aš daugiau nebegaminsiu valgyti. Tai turbūt tas pats ir su čia. Reiktų ne tai, kad įsibandyti, bet kažkiek pramokti, suprasti tos pagrindus ir suprasti, kuris tau būtent ar snieglentė, ar slidės labiau tinka. Turbūt reiktų pasibandyti šitoj vietoj, o vėliau dėl įrangos, tai aš visą rekomenduoju, jeigu jau supratai, kad tu nori čiuožti, nusipirk savo batus. Taip. Lentą gali pirkti dėvėtą, apkaustai gali būti dėvėti, bet batai turi būti nauji. Neugi su batais, kuris vaikšto, ar dažnai perka dėvėtus batus? Turbūt ne. Tai batai yra tas, kuris suteikia didžiausią komfortą. Nepatogus batas lygu nuobodus slidinėjimas. Tai patogus batas, tau visą dieną patogiai kojame jaučiasi, tau stabiliai kojame jaučiasi. Tai nuo to gal ir pradėkime, nuo batų. O inventorių visą laiką galima išsinuomoti tiek Liepkalnyje, tiek kalnuose ir pabandymui vienam kartui pilnai užtenka. Aišku, nėra turbūt finansinės logikos nuomotis kas kartą, nes išsinuomavus 4-5 kartus, 4-5 savaitės turbūt tau išeis panašiai nusipirkti savo įrangą. Tai atsipirkimas labai greitas gali būti, jeigu tuo užsimsi ir žinai, kad tau patinka ir limpa. Aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad irgi pasižiūrėjus į puslapius, vis daugiau matau naudingos informacijos. Kaip ir pas Lauryną, užėjus į puslapį galėsim pasidalyti irgi, kad kaip pasirinkti, kaip išsirinkti, kad atėjus į Liepkalnį irgi visą laiką yra parenkama, pamokoma, nes tai yra labai svarbu, kad vis tik tas sportas, tu irgi pajaustum jo visus privalumus, tam reikia ir inventorių. Ir prieš tai laidose turėjom psichologą, psichoterapeutą, kuris kalbėjo apie aktyvaus laisvalaikio poveikį atostogų kokybei. Tai tikriausiai tas irgi vis labiau prisideda žmonės, ypač irgi
kuo daugiau keliauja, patiria, jie supranta, kaip svarbu kažką aktyviai veikti, nes kaip tai padeda atsigauti ir pailsėti kokybiškai. Tai aš tikiuosi, kad ir mūsų laidos vis daugiau teiks galimybės tam. Na ir visi čia kaip ir su slidėm suskumba, tai kažkada susiplanuosiu, tai nauji metai irgi vienas iš tų laikotarpių, kur, nežinau ar švęsiu, o paskui, o ką veikti ir tada suskumba galvoti. Aš vieną kaip ir idėjų, kur galite išbandyti savo naujus potyrius, tai kalnuose ir mūsų skrydyje į Bergamą gruodžio 27 dieną. Ir kągi, perinam prie mūsų dviejų rubrikų, tai viena yra tavo kelionės slaptas prieskonis. Tai kurgi, paklausiu abiejų šį kartą, kurgi, Mindaugai, yra tavo slapta kelionės vieta iš tavo patirties, iš tavo atsiminimų? Tai daugelis lietuvių nežino, kad galima slidinėti Japonijoje. Ir Japonijoje daryti yra labai gerai. Ir čia jau, jeigu kalbu apie būtent tą vadinamą off-pistą, užtrasės, tą džapau, japonišką purų sniegą, kuris su tuo, ką mes turim Europoje, ta pati sniego konsistencija nepalyginsi. Jis yra visai kitokia, sniegas yra daug minkštesnis, daug puresnis, daug lengvesnis. Tu jeigu ten jau krenti, tai tu krenti kaip į minkščiausius patalus, jis tiesiog fluffy. Toks. Tai lietuviai dar daug kas neatradė yra Japonijos. Gal kada nors pradėsite vežti. Kažkada bandžiau aš irgi ten suorganizuoti kelionę žmonėm, nes pats jau esu buvęs 2 kartus. Bet tai nebūtų pigi kelionė. Ir aišku, jeigu, sakysim, kalbėtume apie pačias trasas, tai keltuvus ir viską tą, ką mes turime Europoje ir tą, ką mes turime Japonijoje, tai keltuvų prasme mes Japonus labai stipriai lenkiame. Pas mus labai, labai gerai išvysta visa šita infrastruktūra, kas liečia Austriją, Šveicariją, Prancūziją, Italiją. Bet privalumas turbūt Japonijos būtų ne tiek aukšti, nes kalnų aukštis yra maždaug kaip Slovakijos. Aukščiausios viršūnės, man atrodo, apie 2 km 300, jeigu dabar gerai atsimenu. Tai, bet pačiose trasose, aišku, ten yra pasirinkimas nemažas, galima centrinėje Japonijoje slidinėti, arba toj saloj Hokkaido, Sopo tenais ir panašiai. Tai žodžiu, tai trasos yra ganėtinai plačios, jos nėra užgrūstos. Tai nebent bus šventinės dienos, tada taip žmonių biški kiekiai didesni, bet jeigu darbo dienomis, tai vietos daug. O kaip ir sakiau, freeridas tai yra kažkas tais iš kito pasaulio. Jau kalbėt, tai net jauti tą, labai lengva įsivaizduoti tą jausmą, tai jau užnorime. Laurinai, tu mus kur nukelsi? Kur tavo slapta vietelė? Tai klausimas skambėjo, koks yra kelionės prieskonis, tai aš manau, kad prieskonis esminis yra vykstant į kalnus gera kompanija. Tai arba tu jungiasi prie kažko, jeigu esi vienas, arba ten dviese, arba tu jau turi bendruomenę, su kuria vyksti nuolatos. Tai iš esmės aš turiu tokių grupių žmonių, kurie tiesiog grįžę iš kalnų, paskui depresija būna panirę 2 savaitės, kai buvo smagu, nes iš esmės tu atsipalaiduoji, tu turi tuos žmonės, su kuriais galbūt tik keliauji į kalnus ir juos matai vos ne savaitę per metus, bet tu vis tiek panyri į tą tokį, nežinau, atmosferą, kuri yra žodžiais nepakartojama ir kurią reikia išbandyti. Bet kalbant apie kryptis, aš šią žiemą buvau Kazakstane. Tai atrodo irgi toks labai skirtingos kultūros kraštas. Tai lygiai ta pati skirtinga kultūra yra ir pačiam slidinėjimo kurorte. Ten turbūt 90% žmonių čiuožiančių jame nemoka čiuožti, bando išmokti, užsideda ant užpakalio tos, kaip Gruzijai turi tokius paminkštinimus. Bet aš ten mačiau tokių griuvimų, nes ten yra varlinykas, kuriame, tarkim, yra, nežinau, ten 10 metrų ilgo varlinykas, kuris yra perpildytas ir jie ten nesimoko, tai jie keliasi į 3 km ir leidžiasi tada trasa visais greičiais krenta. Tai aš sakau, aš ten filmavau, turiu video tokių, kur, atrodo, kaip mes, prieš 15 metų, kai mokėmės be instruktorių, tai ten dabar yra taip. Bet jo, tai buvo visai įdomi patirtis. Čia būtų geras, ko nedaryti nuvykus slidinėti, taip, ne? Galėtum
edukacinį video sukurti. Tai kurortas ten yra labai didelis, 25 km, tai tik tai trasų, bet pakankamai aukštas, visa infrastruktūra tvarkinga. Tai jo, tikis buvo įdomi patirtis. O kalbant apie jūsų kelionės failus, nebijokit pasisakyti, visi mes jų turim, kas keliauja, tas kiekvieną dieną mums failų pasitaiko. Ar turit kokią nors išsimintiną failą iš savo kelionių, ko norėtumėt pasidalyti? Aš galiu pradėti, kadangi organizuoju keliones ir per žiemą turbūt ne vieną ir ne 2 kartus tenka išskristi ir grįžti į namus, tai vieną kelionę nuskridęs į slidinėjimo kurortą supratau, kad neįsidėjau slidinėjimo batų ir buvo toks iš pradžių šokas, ką veiksiu čia visą savaitę, neslidinėsiu. Tai iš esmės pamoka iš to tiek ir klausytojams, kad jeigu vyksti į slidinėjimo kelionę, tai tu turi ant akių susidėti visus daiktus, net yra tokie Instagramo postai, kur tą įdedu į krepšį, tai iš esmės labai padeda tada suprasti, ar tu jau tikrai viską turi, galbūt net checkboxų susidėti, o jeigu to nedarai, tai gali nutikti ir taip, kad nuvyksti ir tada batus reikia nuomotis. Tai, arba naujus nusipirkti. Arba naujus pirkti, taip. O tavo, Mindaugai? Aš taip dabar bandau save prigauti, bandau sudėlioti, kur čia kas buvo. Yra gal buvę, bet tai ne į kamerą. Tai buvo, kad net nesidalint. Manau, kad šiemet tikiuosi turėsim gerą žiemą Liepkalnį ir visi ateis pradėti savo kalbą pradžiamokslio. Aš tai manau, kad ne tai dėl savo kalbos, nes pirmas dalykas, nors mes neturime aukštų kalnų, bet mes čia galim turėti tikrai gerus pagrindus tam pradiniam savo saugiam čiuožimui. Ir antras dalykas, jeigu taip lietuviai mes kalbame apie taupumą, tai žinokit, čia pas mus pigiau mokintis negu kalnuose. Vienareikšmiškai, taip. Tai aš jums labai dėkinga šiandien, kad susirinkote dar ir su tokia smagia kampanija ant šio kalno, kuris dabar labai gražiai atrodo, bet aš labai tikiuosi, kad bus labai balta šią žiemą. Žiemą gražiau atrodo. Ir ką mes su jumis kartu ir su klausytojais žiūrovais tikiuosi, kad užnorinome tų kalnų, užnorinome slidinėti, čiuožti ir to buvimo kalnuose. Tai labai jums dėkinga šiandien už jūsų laiką, žinias, už tai, kad dalinatės ir organizuojat. Ir palinkėsim visiems gražios dienos ir ruoštis slides vasarą. Taip. Snieglentės taip pat. Ačiū, Sabina. Ačiū. Ačiū.